Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Garbė tau, Viešpatie. Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną ir užsivedė juos vienus atskirai į aukštą kalną. Ten jis atsimainė jo akivaizdoje. Jo drabužiai ėmė taip baltai spindėti, kaip jų išbalinti negalėtų joks skalbėjas žemėje. Jiems pasirodė Elijas ir Mozė, kurie du kalbėjosi su Jėzumi. Petras atsako Jėzui: Rabi, gera mums čia būti. Pasistatykime 3 palapines. Vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui. Jis nesižinojo, ką sakys, nes jie buvo persigandę. Užėjo debesis ir uždengė juos, o iš debesies nuskambėjo balsas: Šitas mano mylimasis sūnus, klausykite jo. Ir to jau vėl apsižvalgė, jie nieko prie savęs nebematė, tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus liepė niekam nepasakoti, ką jie buvo matę, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusių. Jie gerai įsidėmėjo šį pasakymą ir svarstė, ką reiškia prisikelti iš numirusių. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristus.